tas judesys, kai abi rankos rotuojasi vienu metu, kai jos atveria krūtinę, tiesiog net galima sulėtinti šito vietą ir išjausti, kaip ta krūtinė atsiveria ir dar įsitraukia saulės rezginys ir viskas ten prasiplečia. Ir galim oro daugiau kvėpti. Sukant pečius, rankas į priešingą pusę, tai reiškia į vidų, į mūsų priekį. Tada išjaučiam, kaip prasiplečia nugaros viršutinė dalis, ant kur mentis, ten prasiplečia. Taip, šiek tiek galima įsigaubti, kaip kriauklygiai tokia, kaip pasidaryti. Ir dabar tą patį daro ir pėdos, bet dabar tie pirštukai judinasi. Mes atremiam pirštukus į žemę ir pasistengiam, kad jie visi maksimaliai, kiek tik tai mums yra įmanoma, iš savo patirtis, iš savo judesio. Aš minėjau, kad kėdukus mes galim nusiimti, jeigu ir judinasi pėdos ir čiurnos. Taip? Ir po truputėlį įsitraukinėja kelias. Judam į vieną ir į kitą pusę. Ir įsitraukia ir klubas. Plačiai, plačiai. Į priešingą pusę. Atraminė koja laikosi puikiai ir truputėlį sulenkta. Pakeičiam kojas. Ir kai jūs daro tą rotacinį judesį, tiesiog ir pajauskit, kaip pereina tas judesys, tas sąnariukas per visą savo perimetrą. Mūsų kūnas asimetriškas, tai gali būti, kad vienai kojai daugiau bus galima, tai prasme, bus judresnė, kita koja mažiau judresnė. Tos amplitudės skiriasi. Ir tas ratas didėja, klubai atsiveria. Aš šitą išsijudinimą visų sąnarių darau praktiškai kiekvienų savo praktikų pradžioj. Tik tai šiandien yra baisiai ankstyvas rytas, dėl to viskas labai sulėtintai. Bet ryte mums to ir norisi, ne? Mums nesinori pompa adrenalinas. Gal vyram ir norisi, bet moterim tikrai ne. Va, ir dabar kartu abi kojas, bet kažkaip maždaug šitaip, net nežinau, kaip tą judesį apibūdinti. Jūs tiesiog atveriat, išjudinat plačiai visus kojų sąnariukus. Prie to paties, žiūrėkit, labai organiškai įsijungia ir rankos ir pečiai.
stuburas. Ir tiesiog norisi tokias bangas daryti. Dabar ten viskas išsijudino ir dabar kaip jūros žvaigždė išsitempsim visas savo galūnes nuo bambos iš centro tolyn. Po vieną ranką, paskui po vieną koją. Dabar jau energizuosimės. Pradedam vaikščioti po visą erdvę tiesiog laisvai, tarsi pasivaikščiotumėm miške ir leidžiam savo daryti tokią judrią kelionę čia. Taip, aš dabar, ne, mikrofonas gerai. Vaikštom, bet energingai. Tas pasivaikščiojimas miške, jisai turi tikslą prasikvėpuoti. Einame ten, kur matome erdvės, nereikia vaikščioti ratu. Leidžiame savo įsijungti abu smegenų pusrutulius, pajaučiam erdvę, pajaučiam atstumą savęs nuo kitų žmonių, norim eiti ten, kur daugiau vietos. Ir įjungiam 360 laipsnių tokį matymą savo erdvinę. Kur esu aš, kur yra kiti žmonės, tuo pačiu jaučiu žemę po kojomis. Stebiu savo pėdas, pėdos dėliojasi, taip tvirtai pakankamai, bet kadangi mes jau darėm visus rotacijas, visus sąnariukus, tai jau jos yra minkštos, tos mūsų pėdos, jos yra laisvos. Ir įkvėpiam daugiau šiek tiek oro ir pajaučiam, kaip ir stuburas laisvesnis. Ir norisi eiti šiek tiek į ritmą, šiek tiek į muziką, galbūt pasišokant, taip pečiai laisvi ir palaiduoti, numesti žemyn. Puikiai, dabar mes turim jau tokią dispersiją labai gražią šitoje erdvėje ir pradedam dabar pamatyti, pastebėti kitą prasilenkiantį žmogų ir tarsi užmeskam tokį ryšį, labas rytas, pasižiūrėdami akimis, vienas į kitą, viena į kitą. Jo, mes gražiai, be žodžių, akytėmis pasisveikinam. Nepametam savęs. Sveikinamės, bet vis tiek jaučiam žemę po kojomis, jaučiam erdvę, jaučiam savo stuburą, jaučiam savo klubus. Taip, šokis.
Muzika yra ne šiaip, sau čia fonas yra, jis judina mus irgi. Ir dabar, prasilenkiant, mes norim parodyti kokį nors ženklą su savo kūnu. Nesvarbu, ar tai būtų su ranka, tai būtų, gali ir susiliesti, bet čia pagal situaciją. Gali mums pavykti, gali ne. Labas. Ir tiesiog tas ženklas savo kūnu gali būti net ir koja. Hop. Aš parodau, kad aš prasilenkiu, apsisuku. Leidžiam tiesiog savo kūnui kalbėti laisvai. Jo, mūsų iš tikrųjų rankos yra tarsi komunikacijos priemonė. Dėl to lengviausia yra rankas traukti į bendravimą, pasisveikinimą. Ir dabar sustojam. Stop. Pasižiūrim, kur mes randamės. Kas šalia mūsų? Apsidairau. Dabar kiekvieną savo apsidairau, pasižiūriu. Kas šalia. Dėmesį perkeliu. Kažkas yra arčiau, kažkas yra toliau. Einam toliau. Vėl sustojam, pasižiūrim, kur randuosi, kas šalia manęs. Toks šiek tiek awareness, angliškai žodis, lietuviškai nelabai yra toks sąmoningumas, bet ne tai, kad sąmonė kažkokia tai. Matymas, kas vyksta. Važiuojam toliau. Ir dabar sustojam. Ir žmogus, kuris yra arčiausiai jūsų, tampa jūsų porininku. Susiporuojame. Susiporuojam, ar visi turite poras? Va ten dar yra. Gerai. Trikutukai pastabau. Paaiškinsiu, ką dabar darysim. Dabar bus keletas tokių pratimėlių. Tikrai visos turim, ar ne, poras? Visos visi? Gerai. Susiglaudžiam nugaromis. Jo. Dėl to yra toks truputėlį confusas, kai būna ūgių netitikimai. Gal jūs galite susikeisti? Bus aukštesnis su aukštesniu, žemesnis su žemesniu. Va, labai gerai. Nes čia geriausia, kai jaučiasi pečiai susiglaudę, mentis ir klubai sėdmenis. Jo, kad būtų maždaug panašus ūgis. Ir dabar, gerai, užsimerkiam. Ir patyrinėjame savo porininką. Taip, kaip aš savo kūnu jaučiu tą žmogų, su kuriuo aš susilietęs. Koks tai yra kūnas? Galvojam apie ūgį, aukštumą, žemumą, galvojam apie gabaritus, galvojam apie energiją, kurią šitas žmogus skleidžia. Tiesiog išjaučia. Sakau, galvojame, kai tuo tarpu iš tikrųjų reikia jausti. Ir dabar truputį duodame svorio į mano porininką, tam, kad tiesiog pajausti vienas kito svorio. Nereikia labai atsiremti, tiesiog pabandykit, nesiremkit, nesigulkit, pabandykit čiut pasviruoti ir taip pasitikrinti kito žmogaus jėgą, kiek jis ant kojų tvirtai stovi, jis ar jie. Pasitikrinam, pasisiubuojam gal šiek tiek iš šonus. Valio.
Dabar dar šiek tiek to tokio aktyvaus stebėjimo, pajautimo į porininką. Ir paleidžia muziką, kad būtų kažkas. Ir dabar be žodžių tiesiog vienas kitą imsite vesti, bet intuityviai jausit, kuris nori būti tas, kuris veda, nurodo kryptį savo kūnu, gal nukrypia kažkaip, pakrypia, kuris seka iš paskos, eina. Bet svarbiausia, kad jūs neatliptumėt vienas nuo kito, neatsitrauktų nei ta viršutinė dalis, mentis, nei ta apatinė dalis. Kiekvienas žmogus yra labai labai unikalus ir labai skirtingas. Ir visos savybės, charakteris, asmenybė atsispindi kūne. Ir dabar jūsų tie bruožai visi ir išryškės, po truputėlį pajausit vienas kitą. Ir tiesiog leiskit tam būti. Ir leiskit vienas kitam, viena kitą vesti. Šonus ir pradžiau rekomenduočiau į šonus. Galima čiut paeiti vieną pusę, į kitą pusę. Vėliau, kai jau labai gerai pažinsit vieną kitą, įvyks tam tikras sinchronas, tada galėsit judėti ir pirmyn, atgal, tūptis, leistis žemyn, kilti viršų. Čia nėra svarbu labai skubėti, čia yra svarbu kuo geriau vienas kitą, vieną kitą jausti. Būkim pagarbus vieni kitiems. Jautrus. Vienas žmogus yra lėtesnis, kitas yra greitesnis. Vienas turi daugiau temperamento, kitas mažiau, daugiau melancholijos, daugiau flegmatizmo, daugiau to tokio ramumo vidinio. Ir leiskim pabūti vienas su kitu, išjaučiant savo partnerį.
po erdvę, pabandyti pakeisti savo buvimo vietą. Leiskit šokiui užgulti jūs kartu. Dviese. Sustojame, apsisukame, pasižiūrim vienas į kitą, viena į kitą. Tai porą žodžių dėkingumo, pasidalinimo. Pasidalinkite vienas su kita, ką jautėte ir ką patyrėte su šituo žmogumi. Gal kažką tai atradot, gal norit kažką pasakyti apie tą žmogų, savo įspūdį, ką jūsų kūnas gali pasakyti apie porininko kūną, ką jūsų siela gali pasakyti apie porininko sielą. Gerai, dabar padėkokime vieni kitiems. Galima apsikabinti, jeigu norite. Taip. Ir dabar jūsų pasirinkimas. Arba galite sekantį pratimą atlikti su tuo pačiu žmogumi, arba galite tiesiog eiti priešingą palapinės pusę su kitu žmogumi dabar sekantį pratimą atlikti. Pasirenkam porininką. Taip. Ar
Dabar pakelkite rankas, kas neturi porininko. Kas neturi? Aha, tai kas neturi, tada su manim galėsit. Aš bus sudėtingiau, nes aš turėsiu vesti. Nu, tikrai neturim daugiau, ne? Aha. Gerai. Dabar trumpai papasakosiu. Sekantis metodas yra veidrodžio metodas. Ir jis yra labai populiarus ir žinomas, gal ir jūs žinot. Bet šiek tiek aš jį taip modifikuosiu. Tai mes atsistojam su porininku veidas į veidą. Taip maždaug per gerą metrą atstumu, taip saugiai, sakykim, kad palikti savo ir jam ar jai erdvės. Ir pradžioje užmegsim kontaktą akimis, savo kūnu, savo energiją, ne? Pajausim savo lauką, kito žmogaus lauką. Tiesiog, jeigu nežinot, kas tai yra laukas, tai tiesiog, kai aš jaučiu erdvę, kur yra mano erdvė, dažniausiai tai būna per ištiestą rankos atstumą, mano kinestetinė erdvė, bet būna, kad pas žmogų kinestetinė erdvė yra arba tokia didesnė, arba mažesnė. Tada žmogus išsivelia. Gerai, tada galėsit kartu jūs. Ir tada, žodžiu, kinestetinė erdvė gali būti ta tokia siauresnė, mažesnė. Taip atsisto. Tada, kai užmezgam kontaktą, nors čia muziką paleisiu ir ne, viskas vyks su muzika, kai užmėgsim kontaktą, tada pradžioje gali susitarti, kuris pirmas. Vienas bus judėtojas, o kitas veidrodis. Ir judėtojas judės, nu, taip kaip norisi, bet iš tikrųjų tai kuo paprastesni judesiai, žinokit, tuo geriau, nieko mandro čia nėra. Tiesiog ranką keliam koją ir labai lėtai tą darom, nu, tarsi judam pagal muziką, bet sulėtintai, kaip sulėtinto veiksmo filme, kaip būna, sulėtinto scenos, žinote. Hiperbolizuoju, bet panašiai. Va, ir mes judam lėtai ir žmogus atspindi sinchroniškai, kaip veidrodis daro tą patį, ne, jeigu aš stoju ir va, taip, taip priešingai, jo, va tai kaip veidrodis ir juda. Tai iš pradžių vienas žmogus bus judėtojas, kitas veidrodis, o po to pasikeisim, aš pasakysiu kada. Gerai? Ai, ne, čia po 3 nesigaus. Tai va, ateikit. Pas mane dabar ateikit, kas trečia. Ateiksit pas mane tada, gerai? Nu, gerai. Gal į tualetą nulėkė, gal grįžt? Ai, gerai. Gerai, tai va, tai pradžioj taip, paskui padarysim dar vieną modifikaciją ir pratęsim. Tai tada aš paleidžiu muziką, jau mezgame kontaktą vienas su kitu. Taip, kur čia ta muzika? Aha, groja, gerai. Šala, nu tuo išsijudėsim. Gerai, dar tvorininkė mano būsite. Ateikite čia, arčiau. Užimkit tiek erdvės, kiek jums pakanka. Ir žiūrim dabar, tik klauso mane, žiūrim į porininkę. Keletą sekundžių kontakto užmezgimui. Ir ar jau susitarėm, kuris bus pirmas judėtojas, ne? Kas judėtojas, aš bus judėtojas. Okay? Ir tada po truputį pradedam judėti. Judėtojas juda, veidrodis atspindi. Tai veidrodis juda kartu.
Pradedam gal nuo vienos rankos, kas yra paprasčiausiai. Po to įtrauksim ir kitą ranką, paskui ir kojas nepamiršim irgi. Tai čia panašiai 2-3 minutės bus dabar vienam judėtojui ir paskui tiek pat laiko kitam judėtojui. Aš kol kas tada pajudėsiu su savo porininkė, o jums tada pasakysiu, kad jau pakeičiam rolės. Lėtas judėjimas yra tam, kad nepamesti sinchroną su savo porininku, dėl to, kad dėmesys būtų atitinkamas ir kad žodžiu, mes negalim tam tikrų būdų, reiškia, be tam tikro nuspėjamumo judėti, tai tas lėtas judesys jis padeda šiek tiek nuspėti, ne? Ir plius susirišam kūnais, po to ir savo laukais, savo mintimis susirišam. Kaip ir sakiau, nepamirštam įtraukti ir kojų. Ir net ir pėdų. Visiškai paprasti judesiai, bet jie užsimezga tas kontaktas, padeda užmėgsti tam kontaktai. Kaip jaučiatės tie, kurie vedate, tie, kurie judate? Gerai.
Aš su vaikais, kai šitą dirbu, kai vedu, tai jie labai nekantrauja pasikeisti rolėmis. Bet aš sakau, palaukit, kuo toliau judat, žinokit, tuo įdomiau darosi. Jūs trysia, kas trysia, ateikit. Turit, veidrodis yra tik tai 1 prie 1. 1 prie 1, ateikit. Gerai, tai mes tada pakeisim jau rolės, galime sustabdyti ir pasikeičiam rolėmis. Jo, dabar jau jūs esi. Mano atveju čia negerai, kad aš perdodu, reiškia, mes jau tik kontaktą užmezgėme. Gerai. Pasikeitit rolėm ir dabar vėl minutėlę užmezgimo to ryšio akimis, kūnais. 1 prieš 1 atsistoja. Taip. Dabar užmezgėt kontaktą akimis, susijungėt su porininke, susijungėt. Ir iš lėto vienas pradeda judėti, o kitas kaip veidrodis sinchroniškai kartu atspindi judesį. Taip, bet tas, kuris juda, turi pakankamai lėtai judėti kaip veidrodis, ne į priešingą pusę, kaip veidrodis. Jo, labai, jo. Čia reikia ypatingo dėmesingumo savo judesio lėtumui ir stebėti ir judėtoją savo porininką, kad nebūtų per sudėtinga spindėti kaip veidrodis tą judesį, kad pavyktų. Čia greitis dabar yra mums tik taip priešas. Nu, ne priešas, bet bent jau ne draugas, tai tikrai. Galite arčiau prieiti viena prie kitos, galite, bet nebūtina, tam, kad geriau pajausti vieną kitą, susijungti. Kažkam labai gražiai pavyksta. Nepamesti akių kontakto. Mes draugaujame ir kūnais, ir akimis, sielomis. Akyse tai, žinot, mūsų sielos gyvena, atsispindi jos. Jos nėra akių, kaip sakyt, pasislėpusios už akių, bet akis tą išreiškia. Taip. Na ir galime po truputį jau link užbaigimo. Ir dabar sustosim. Ir vėl pašnekėsim labai trumpai su porininkė. Kas pavyko, kas nepavyko, ką aš pajaučiu, ką noriu pasakyti. Gal kažkas tikrai mintis kažkokia kirba galvoje, ką noriu užsakyti porininkė ir padėkoti. Jaučiam skirtumus, asmeninius kūno skirtumus, asmenybės skirtumus, sielų skirtumus, taip. Viena siela gali trykšti kažkuom ten, iš vidaus kunkuliuoti, kita būtų rami, tokia įsižeminusi. Ir dabar pasiūlymas paskutinio to pratimo. Vėl galima arba su porininku pasikeisti, arba su to pačiu žmogumi, kaip norite. Ir pratimas toks, mes dabar judėsime kontakte.
Ir pradžioje, gal jūsų galiu pasiskolinti kūną, ir pradžioje atsistojam šalia ir čia tik tai laikrodis aš gal kitą pusę ir susijungiame, susiliečiam rankomis tarp pirštų ir alkūnės ir pradžioje tai tiesiog vėl pasijudinam, pajudinam ir pajaučiam vieną kitą. Aha, ten galima atstumą šiek tiek, ten didinti, mažinti. Ir suglaustos rankos pradeda judėti kartu, vėl su muzika. Ta muzika aš irgi iš pradžių tokia lėtesnė, paskui aš ją ten pažiūrėsiu, kad būtų greitesnė. Ir vėl, dabar čia vedimas bus intuityvus. Aha, su veidrodžiu praleidau tą dalį, kur intuityviai norėjau pajudėti, bet matau, kad laikas tiesiog gal biškiau. Tai mes tą atliksim intuityvų vedimą vienas kito va čia va kontakte. Ir dabar jo, tai vienas veda, tai kitas veda, ne? Vėliau, jau kai mes pažaisim su rankytėmis, tada aš pasakysiu kada, tada mes pereisim su nugaromis, vėl kaip ir prieš tai, bet dabar skirtumas, kad dabar tik pečiai susilietė. Mentis pečiai ir mes truputį duodam to svorio atgal, vienas į kitą taip solidžiai atsiremiam. Toliau šokam pagal muziką ir tada prasideda, kad mes pradedam galbūt ir su galvom susiliesti, su kitom kūno dalim ir improvizuojam. Jeigu kas nežino, tai vadinasi kontaktinė improvizacija. Visą laiką kažkokios mūsų kūno dalis turi būti susilieti, bet šokyje gražiai, organiškai, labas. Ir atsargiai, jautriai, empatiškai vienas su kitu arba su kita. Ir čia jau įsijungia jau tikrai mūsų sielos žaismas. Mes turim būti atidus, turim būti meilus, labai su meilė, labai švelniai ir gražiai. Nepamesti, nestumti, negriebti kažkur, ne? Mes viską labai meiliai ir švelniai. Tokioj gražioj bangoj. Ir kartais vienas labiau imasi iniciatyvos, o kartais kitas iš poros. Ačiū labai. Tikriausiai supratote, jeigu nesupratote, aš matysiu jūs ir dar šiek tiek kažkur eigoje kažką pakoreguosiu. Tai dabar užsiimam savo erdvę kažkur tai čia palapinė, patogią erdvę. Kažkas gal nori būti centre. Nežinokit, čia niekas nežiūrės. Žinau, kaip būna, kad centre baisu, nesutarsi dėmesio centre. Čia visi turės dėmesį tik vienas į kitą. Niekas nesidairys aplinkui, nes bus per daug intensyvų dairytis. Kviečiu ateiti čia. Bandykit, iš tikrųjų čia yra žaidimas. Tiesiog, jeigu kas dabar filmuojama, nepavyks. Nes čia yra žaidimas, kad mes duodam savo galimybę pažaisti, ne? Turbūt tokį variantą nelabai kur dar, kai kas nelabai kur dar turėsit. Gerai. Pasiruošiam, atsistojam. Šonais susiglaudę ir dabar gerai, aš tą vėl truputį muzika tokia faina šitas fainas man gerai šoniukai šonais susiglaudžiam rankomis ir jau pradedam tiesiog pakeliam tas rankas ir pasižiūrim, kaip sekasi. Pasižiūrim, ar atstumą pakankamai turim vieną nuo kitos, kad jau judėti taip šokį, ar ne, drąsiau. Turim, gerai. Ir dabar rankos turi būti, turėkite omeny, visas kūnas pakankamai atsipalaidavęs ir pečiai laisvi ir tos rankos laisvos. Nes kai mes įsitempę, mes tikrai nelabai pajausim vienas. Ir mes tik tai tokią kontrolę įjungiam ir aš jau čia kontroliuoju ir aš jau čia stumiu kažką, ne? Atvirkščiai viską darom. Atsipalaiduojam, galim vos neužsimerkti, tada mes geriau jausim ir savo kūną, ir kito žmogaus kūną. Ir pradedam. Nepamirškit svarbiausia ingrediento meilės. Taip. Bet pradžioj dabar kol kas tik tai tegul būna tos rankos susilietę taip plokštumomis.
Kad būtų konkrečiau, kad mes pajaustumėm tą dalyką, kontaktą. Galbūt, aišku, čia jūsų ten kontaktinėse dirbtuvėse dalyvavę. Gerai. Bejudant, pasižiūrėkit, ar jūsų keliai sulenkti. Nes tiesiais keliais mes galim tik tai stovėti įbesti į žemę. Keliai sulenkti, laisvi, klubai irgi atpalaidavę, laisvi, nuogara laisva. Dar jeigu šypseną veidą įsidėtume, dar geriau būtų. Iš karto kita nuotaika. Meilė ir šypsena. Meilė ir šypsena. Ir kai pajausite, kad jau po truputį galima didesnę amplitudę daryti, tą žingsnį kokį į priekį ar atgal žengti. Jūs pilnai galite tą daryti. Keliaujame susitikti pečiais, bentimis. Kai susitinkam pečiais ir bentimis, jau rankos gali atsikabinti. Vis laisvos, tiesiog, kad svarbiausia būti kontakte bent su viena kūno dalimi. Žiūrėkite, kad nebūtų vėl tos kontrolės. Kontrolė. Dabar aš tave stumiu, dabar tu mane stumi. Ne. Ingredientą galima įtraukti. Ryto palaimą, tokia ryto lengvumą, ryto šviesumą. Gali būti atmerktos, budrios, žvalios. Judam vieną kitą, bet leidžiam toliau judėti kontakte su rankomis. Arba gal net ir klubais, kojos. Pažiūrėkite, kaip būtų, jeigu susiglaudžiam klubais. Viskas galima. Net vienas mažytis pirštelis, jeigu bus jūsų susiglaudęs, jau viskas gerai. Ir tyrinėdami tą kontaktą, tyrinėjate tiek save, tiek savo forminkę, tiek tai, kas yra abstraktu tarp jūsų.
kažkokį tą ypatingą momentą, kažkokį ypatingą stebuklingą dalyką, kuris gali būti įvardintas daug žodžių. Empatija, jautrumas, pajautimas, dėmesys. Arba gali tiesiog būti tai, kažkas tokio. Tai. Ir kas svarbiausia, tai leidžiam savo pačiai būti šiame momente pilnai. Pilnai išjausti tą buvimą čia ir dabar. Jūsų nėra kažkur kitur, abstrakčiai toli, ar už šitos palapinės ribų. Jūs esat savo kūne, čia ir dabar, esamo momente, ir svarbiausia, nebūtinai savo kūne, bendrai visam. Tiesiog jeigu jūs pajausite tą tašką, kuris yra sąlytyje su kitu, su kita, tai jau bus labai daug. Toks ir yra tikslas. Visas dėmesys į vieną konkrečią sąlyčio vietą. O jeigu tą daryti priekį, atsisukus. Biškutį pakeičiau veidą. Ir dabar bandykime tą patį, tik tango ritme. Truputį daugiau energijos, bet svarbiausia yra jausmas. Čia mūsų užsiėmimas jau juda į pabaigą, bet aš tiesiog noriu, kad jūs iki pat galo dar būtumėt su tuo jausmu, kurį dabar pajaučiat, patiriat.
su tuo žmogumi, kuris yra šalia jūsų, Netava pažeidėjau, nemelės pasu, mon amour, nemelės pasu nakta. paskutinę minutę jūsų dėmesio jai. Netava pažeidėjau, Pabandykite jai dabar atiduoti, perteikti visą tai, ką jūs turit gražiausio. c'est si difficile. Gražiausio šio momento. Visus savo pačius gražiausius jausmus. Visą meilę, visą jautrumą. Ir tegul tai spinduliuoja iš jūsų vidaus. Visas tas grožis. Netava pažeidėjau, nemelės pasu, mon amour, nemelės pasu nakta. Gal ne kiekvieną dieną jūs galite, jūs turite tokią galimybę kitam žmogui parodyti labai daug tokio jautrumo, tokios empatijos. Nemelės pasu nakta. Je dirais, c'est Tai difficile. tiesiog pasivaitinkim vieną kitą. Kas kaip mėgsta, kas kaip moka, tai ir šoka. Valio. Connect,